Tikriausiai aš labiau jos ilgėsios nei tu. Bet Lunai taip geriau. Juk žinai, kaip man jos reikia, puikiai žinai. Kodėl jie nesąmonių prišnekėjai? Todėl, kad jai 14, Teresa, dabar pats laikas svajot. Pats laikas siekti svajonių ir ieškoti kitokio gyvenimo. Ką tikėjai išgirst? Jeigu jos nenuveš ten, kur nuvežė tave, tikiuosi, kad mano duktė netaps kekšė kaip jos teta. Kekšė ji nebus, esu tikra. Bet savo sesers irgi visą gyvenimą neslaugys Teresa. Ji labai myli seserį, žinoma. Bet jie rūpintis turi tu jos motina. Mija, padariau išimtį ir atnešiau tau telefoną, nes tavo tėvas skambina iš Paryžiaus. Sako, kad skubo tavo mobilusis išjungtas. Išjungtas? Tikrai išjungtas. Pasakyk, kad įsijungsiu ir paskambinsiu. Geriau dabar atsiliepk. Sveikas, tetuk. Kaip laikais? Taip, aš laiminga. Labai laukiu, kada prasidės atostogų klubas. Tikrai. Gal ne taip kaip Bora saloj, bet čia bus daug pažįstamų vaikinų. Mokyklos stovyklavietė tokia puiki. Ačiū, tėveli. Tu irgi rūpinki savim. Ir nepersidirk. Bučiuoju. Myliu tave. Viso. Viskas gerai? Taip, puikiai. Kada važiuosim? Rytoj, kai stipendininkai išlaikys egzaminus. Tai bent puiku. Uždėsiu muzikos. Einam pašokti. Mija, nurimk. Gana. Lora, nenoriu niekur važiuoti. Bet tetai tai taip svarbu, kad negaliu jos nuvilt, supranti? Žiūrėk, į šitą užrašų knygelę surašysiu viską, kas atsitiks. O grįžus tau viską papasakosiu. Lyg pasaką skaityčiau. Be to, teta pažadėjo, kad kasdien ateis tave sušukuoti ir nagučių nulakuoti. Visai taip pat lyg aš būčiau šalia. Negalėsiu dažnai tavęs aplankyti. Mokykla toli, o kelionė brangi. Bet juk tu žinai, kad mes visada kartu. Visada. Dabar tu turėsi rūpintis visais mūsų daiktais. Lora. Mira, ahora vos sos la encargada de cuidar todas nuestras cosas. Flor, yo no quiero. Aš taip nenoriu tavęs palikti. Patikėk. Flora. Kai baigsiu mokyklą, niekada tavęs nepaliksiu. Niekada. Kaip Pablas jaučiasi? Sveikas. Jau geriau. Gerai, kad atėjai. Einu kavos išgert. Nežadink jo, jau seniai miega. Jei ko reikės, būsiu kaviniai. Gerai? Ačiū. Ei, bičiuliai, pralinksmėk, dar nemiriau. Taip bent. Man sakė, kad gerai jauties, bet nepatikėjau. Sveikutėlis. Matai? O mašina? Tėvo draudimas sumokės. Tikrai? Ką senis sakė tave pamatęs? Manęs neaplankė. Paskambino, pasakė, kad aš kvailys ir kad per mane jis pražils. Jei neatvažiavo, vadinas viskas gerai. Blogai, visus metus pinigų neduos. Nesirūpink, finansuosiu. Pavydžiu tau tokių tėvų. Radai ko pavydėt. Ar žinai, kaip jaučiuos, kai jie nesivargina net atvažiuoti ir paklausti, kaip jaučiuos? Geriau jau taip, negu mano senį iškentėt. Ar žinai, ką jis dabar darys? Ką sakė? Nieko. Nenori matyti manęs. Gyvenime netleis. Bijai? Gal paprasčiausiai pinigų nebeduos kaip man? Ne, tikrai ne. Jis nenusiramins, kol mano gyvenimas neatsidurs jo rankose. Gal porą metų nenorės tavęs matyti, o kai susitiksit, jau bus viską pamiršęs. Ačiū, kad atėjai. Man reikėjo tave pamatyti. Žinau, kad negali gyventi be savo sielos brolio. Ne, kvaily. Nusibodo apsimetinėt, kad miegu prieš savo senį. Tai bent gudruolis. Ką darai, baig. Mangi skauda.
Norėjau paaiškinti, kad vairavau aš. Juk mašina mano mamos, nebūčiau bet kam davęs vairuoti. Tuo labiau jam. Policijos protokole parašyta kitaip. Negi jūs įstikit, mes tiek kartų apsisukom, kad susikeitėm vietom ir tiek. Manai, kad tokių aukštumų pasiekiau, būdamas asilas? Žinoma, ne. Dink man iš akių, tučtojau. Tėvelė, aš patylėk. Užsispyrė mane sužlugdyt? Ko opozicija nepasiekė per ilgus metus, tau beveik pavyko per vieną dieną. Ką čia visgi? Nori mane sukompromituot? Kodėl negali būti toks kaip tavo vyresniai broliai? Jie kur kas geresni. Negi tau nerūpi mano įvaizdis. Nerūpi, ką žmonės šneka apie tavo tėvą? Leisk man pasakyti. Neleisiu. Neklausyt atėjau, Pavlai. Atėjau pasakyti štai ko. Jei tikiesi, kad gali daryti, ką nori, nes esi mano sūnus, labai klysti. Šį kartą aš tavęs negelbėsiu. Negaliu tavęs ginti. Šį kartą perlenkiai lazdą. Galėjai visus užmušti. Mašiną sudaužiai. Atlyginsiu už viską, ką sudaužiau, tėvelį. Mano pasitikėjimas neatlyginamas, Pavlai. Tu manim niekad nepasitikėjai. Matai tik tai, kas bloga. O ką? Yra ir kas nors gero? Nenorėjau atsisakyti malonumo asmeniškai tau tai įteikti. Kas čia? Kvietimas į teismą. Kas padarė teismą? Mergaitės. Ne mergaitės, aš. Ką? Tu? Žiniasklaida mane puola. Aš meras. Turėjau ką nors jiems paduoti. Suprantu, pavyzdingas valstybės tarnautojas mieliau atiduos savo sūnaus galvą. Didesnės aukos negalėtų nebūti. Gaila, kad būdamas toks protingas, savo proto nenaudoji. Jau geriau, nors šiek tiek skauda nuo smūgio. Ačiū, kad paklausei, tėvelį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raukšlė? O ne, negali būti. Kodėl man? Dieve mano, negi dar negana, kad likau be atostogų ir be draugų, dar ir raukšlė siunti. Kur kremas? Pačių kremas, kaklo kremas. Štai, stangrinamasis kremas. Dieve, nukreipki mane savo akį. Padaryk, kad dingtų visas celiulitas riebalai. Na štai. Mieji kolučiai? O gal čia juodligė? Gali būti. Man daug kas pavydi. O gal nuo to vaikino, kuris su mane flirtavo? Gali būti. O kad būtų nuo to penktoko, jis man taip patinka. Kaip sunku būt manim. Šitas lobio ieškojimas skirtas tau. Mokykloje yra daiktas, kurio tau labai reikia. Pirmą užuomeną rasi koridoriuje ant spintelės. Eik dabar pat. Teta, ar tikrai čia? Tikrai, žadėjo pasitikti. Pone, atsiprašau, nepykite, nenorėjau išgazdinti. Ieškau autobuso, kuris nuvežtų mane